vertinau šitos tyrimus, man klientė po 2 mėnesių krapštėmės iš tos anemijos, 111 buvo hemoglobinas, dabar 139. Su feritinu turėsim dar dirbti, labai nedidelis yra pakilimas, bet mes jau pradėjom labai teigiamą kelią. Ir čia aš norėjau pabrėžti, kai jūs pradedate dirbti su geležies trūkumu, pirmas, kas atsistatys pas jūs hemoglobinas. Bet mes negalim sustoti, kol mes nepamatysim geresnių feritino skaičių. Kai jūs tik pamatot gerą feritiną ir paskui nustojat viską daryti, viskas vėl grįž. Ne? Tai vat, labai svarbu jau taip nusiteikti, ne, kad gali prireikti ne 1 mėnesio, bet kai jūs žinot priežastį, net daug lengviau parinkti korekciją, parinkti strategiją ir tos žingsnius, kurie leis jums pasiekti geresnės savijautos. Ne tik tyrimuose pokyčius pamatyti, bet ką mes siekiam. Siekiam, kad jūs jaustumėtės gerai.